Kai kam gali tai pasirodyti nesuderinama, kaip lietuviški ingredientai gali derėti su Azijos skoniais. Grikiai ir miso, voveraitės ir azijietiški grybai. Na, kupinas umami skonio, kremiškas, tačiau ir traškus, kupinas grybo aromatų. Tiesiog ypatingas skonis, kurį jūs turite išbandyti. Kaip pasigaminti? Važiuojam! Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Visa virtuvė kvepia grybais. Na, iš tiesų, net keletą grybų rūšių ir kiekviena atliks savo funkciją. Pradėsiu nuo paties grikių daugiaryžio. Na, toks keistas labai pavadinimas, bet lietuviško atitikmens nėra. Tai, kaip ir visuomet, panašus patiekalai prasideda nuo aromatinių daržovių pakepinimo. Pusę svogūno ir keletą skiltelių česnako reikėtų supjaustyti kuo smulkiau, nes norėtųsi, kad patiekale kiekvienas ingredientas būtų daugiau mažiau panašios formos, panašaus dydžio. Keptuvė įkaitus ir dedu gerą šaukštą sviesto ir nedidelį šlakelį aliejaus, kad pristabdytų pieno baltymo degimą. Į keptuvę keliauja svogūnai su česnaku ir kepinu nuolat pamaišydamas, kokias 2-3 minutės. Nereikia, kad pradėtų stipriai karamelizuotis, šiek tiek apkepa ir dėsime pirmąją grybų porciją. Šitai grikių košiai pavadinkim, kad suteikt kuo daugiau tokio intensyvaus grybų skonio, aš siūlyčiau naudoti džiovintus grybus. Dažnas mūsų jų turi, nes laukia švenčių metas, kur džiovintų grybų reikės daug, tad džiovinti baravykai tam tinka geriausiai. Šiek tiek pasmulkintus džiovintus baravykus sudedu į keptuvę su jau puikiai pakepusiais svogūnais. Šiuo atveju tikrai džiovintų grybų nereikia kažkaip mirkyti, kitaip dar paruošti, nes vėliau pilsim sultinį, kuriame išbrinks ir išleis daug skanaus savo aromatų. Įdėjęs baravykus taip pat pakepinu minutę, daugiau tikrai nereikia ir ateis grikių eilė. Šitie grikiai yra neskrudinti, jų skonis yra kiek švelnesnis ir tekstūra kiek standesnė, jeigu galima tai pavadinti. Jie išvirę nebūna tokie ištižę. Bet šiuo atveju, kadangi daug grybų, noriu suteikti daug grybų skonio, o grikis yra ir dėl skonio, ir dėl tekstūros, dėl to aš renkuosi būtent neskrudintus. Žinoma, jeigu turite namie skrudintus grikius, jie čia taip pat tiks. Čia yra maždaug 150 gramų ir tikrai 3-4 žmonėm čia bus per akis. Grikis į save įsiurbia 2-3 kartus tiek dar skysčio, kiek ir pats sveria. Gaminant to patiekalus, kur kruopos, ar tai būtų ryžiai, ar grikiai, ar bet kokia kita kruopa, netgi kuskusas, prieš užpilant skystį yra būtina pakepint truputį riebalų. Kam tai yra daroma? Na, žinoma, dėl to, kad pakepusi kruopą suteikia daugiau skonio, tačiau išorinis kruopos sluoksnis įgeria riebalą, šiek tiek riebalą. Ir vėliau, pagaminus jau galutinį patiekalą, tas riebalas išorinis padeda taip stipriai nesulipti. Tai būna biresnė košė ar koks kitas patiekalas. Na štai, kokia minutė. Ir turiu įpilti maždaug pusę stiklinės balto sauso vyno. Nebijokit, visas alkoholis išgaruoja, tikrai jo nelieka, lieka tik skonis ir vyno rūgšties atliekama funkcija. Jinai turi kažką magiško, ką mes bebūtumėm įdėję, vėliau ruošiant ar tai 10, 15, 20 minučių, 30, tai nepavirsta į vientisą tokią kaip košę, nieks neištešta, tarsi sulaiko vėliau ingredientai formą. Na ir štai, nugaravus, ateina eilė skysčių. Mes, kaip ir pirmajame recepte, pratęsime
ypatingų sultinių temą ir šitam grikių patiekalui suteiksim dar daugiau vadinamo umami skonio. Per keletą kartų pripildamas ir nuolat maišydamas ant vidutinės kaitros turėčiau sunaudoti maždaug pusę litro šio sultinio. Liko visai nebedaug. Ir antra patiekalo dalis – tai pakepinti grybai su česnakiniu sviestuku. Turiu štai tokių gražių šimėjų grybukų. Na, man jie tiesiog forma labai graži. Ir mūsų miškų voveraičių. Taigi, keptuvė įkaitus, šlakelis aliejaus. Ir pradžioj bus tai vadinamas stiprus apkepimas. Tai grybuose dar vis tiek yra šiek tiek drėgmės, kad jie kuo greičiau išgarint ir paskrudint grybukus, kad jie nesitroškintų. Labai gerai įkaitinu, aliejus rūksta ir dedu pradžioj voveraitis. Nieko nesmulkinu, taip kaip yra. Įdėjęs grybus stengiuosi nepult jų maišyti. Kai tik sujudini tą pirminę tvarką, grybai išleidžia dar daugiau drėgmės ir prasideda troškinimas. Taigi leidžiu pakepti, na ir praėjus kokiai minutei dviem, tik tada išmaišau. Kai voveraitė pradeda, baigus išleisti savo sultis, skystį, ateina eilė šiems grybukams, šimėjai grybukams. Jų labai ilgai kepti nereikėtų, kad jie išliktų lengvai traškus, išlaikytų savo formą. Juos kepsim maždaug 5 minutės. Sviestas. Česnakinis sviestas, kurį gaminame. Puikus česnakinis sviestas tinka ne tik užtepti duoną, bet ir puikus pagardas kepant grybus. Tai geras šaukštas sviesto, truputėlis dar žalumos, petražolės pačioj pabaigoje, kad per daug nesukeptų. Truputėlis druskos, truputėlis šviežiai maltų juodųjų pipirų. Paprastai ruošiant tokį patį patiekalą, bet su ryžiais ir risoto, iš ryžių išsiskiria krakmolas. Tas krakmolas suteikia tą tokį lipnumą, tasumą, grikiai krakmolo neturi. Taigi, tam, kad nebūtų tiesiog biri grikių košė, aš vis tiek įdėsiu parmezano sūrio. Taigi, pritarkuosiu kalną, išmaišysiu ir galima serviruoti. Grybų mėgėjų svajonių patiekalas. Ir gardu ant jūsų stalo. Grikiai su grybais. Kaip pasigaminti šį ir visus mūsų patiekalus, kaip visuomet jūs sužinosite užsukę į gardu.lt. Nepamirškite aplankyti ir mūsų socialinių tinklų bei YouTube platformos. Ten rasite visus mūsų receptus video formatu. Kaip visada labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, Kėdainių konservų fabrikui bei Electrolux. Na, o su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį per TV3. Ate. Miškas lėkštėje.